civilinė paslaugų sutartis mažosios bendrijos nario ir darbo užmokestis. Įsivaizduok, mažosios bendrijos narys gauna išmokas pagal civilinę paslaugų sutartį ir tuo pačiu dar dirba kažkokioje tai įmonėje ir gauna darbo užmokestį. Ir 2026 metais jisai irgi gali išsimokėti pagal civilinę paslaugų sutartį ir tai yra ne tik vadovavimas, tai gali būti ir marketingas, ir buhalterinės apskaitos teikimas. Žodžiu, tų paslaugų savo mažai bendrijai, mažosios bendrijos narys tikrai gali suteikti ir išsimokėti kažkokią tai sumą. Bet žiūrėkit, kas nutinka, kai mažosios bendrijos narys, sakykime, pagal civilinę paslaugų sutartį išsimoka kokius 40 000 ir dar 50 000 gauna darbo užmokesčio ant popieriaus. Tai nuo 40 000 jau reikės mokėti progresinį mokestį, nes iškrenta iš 12 VDU krepšelio ir tai reiškia nepilnai 28 000 bus apmokestinami 15% GPM tarifu, o toliau jau 20% tarifu. Bet kadangi bendros pajamos 40 ir 50 išlipa iš 36 VDU krepšelio, vadinasi dalis, kuri iškrenta iš 36 VDU krepšelio, jau bus apmokestinta 25% GPM tarifu. Būkite atidus, išsimokėdami, tam tikras pajamas iš, kaip ir dabar mano minimo atveju pagal civilinę paslaugų sutartį. O šiaip tai rekomenduoju pasinaudoti mano kolegų Financial Lithuanians edukaciniu turiniu ir laisvus pinigus reguliariai įdarbinti, investuoti. Nuorodą paliksiu komentaruose arba mano bio, tikrai yra nuoroda į Linktree ir ten 3 nuo viršaus edukacinis turinys ir mokykitės, įdarbinkit savo pinigus ir nereiks čia, pergyventi dėl tų 20 ar 25%, nebus taip skaudžiai, kai bus gaunamos pasyvios pajamos. Tai pelningų verslų ir protingų sprendimų.